Ir Vilma, aš prašau tavęs energetinėme informacinėme lauke surasti subtilėje eterinę energetinę kopiją Zitos įsikūnijusi Žemėje 1, 2, 3. Radau. Nusiema kaukės ir hologramos, fantomas pasireiškia pirmą pradžių pavidalą atitinkančių savo eterinį kodą DNR. Ir statom švyturėlį žalią raudoną, jei tai jis užsidega žalią, jei ne raudonas. Žalias. Zita išeina iš biorobotų ir atsistoja šalia, jei jos biorobotė yra svetimas kopijos, hologramos, čipai, konstrukcijos, pančiai, artefaktai, jie išeina ir stoja šalia. Hologramą matau. Ir mano ketinimo gale šita holograma nuo bioroboto yra nuimama ir patenka į mūsų sietą. Atlikta. Išėjo fantomas. Daugiau nieko nematai ant bioroboto? Ne. Gerai, apsaugome jos fizinį bioroboto apsauginių grinų švarių absoliutų energijos srautų, talpinam Zitą į apsauginį skafandrą darbui su subtiliaisiais kūnais ir kartu su subtiliaja Zitos kopija pakilk į diagnostikos kambarį 1, 2, 3. Kėlimas prasidėjo. Aš vietoj. Mes sveikinamės su Zita ir klausime, ar pasirengusi ji diagnostikai, ar patikės ji mums savo biolauko seansų periodui. Taip, jinai patikės. Ir žinai, jos subtilioji kopija dar kažkokiam apvalkale. Kaip vandeninis apvalkalas, vandeninis veidrodinis. Mhm. Jinai bando su Gerai. rankom jį su... Gerai, mano ketinimo gale šitas apvalkalas yra nuimamas nuo jos biolauko ir patenka į kalėjimą narvą. Atlikta. Jinai net atsidus. Gerai, prašau, nuskaityk jos fizinius parametrus, energijos skaitinė vertė procentais ir šitos energijos vibracijos dažnių skaitinė vertė hercais. 56 ir 13. Ir mano ketinimo gale atidarau kanalą ir duodu jai 100% energijos. Energija kyla. Atlikta. Dabar paprašysim Zitos subtiliosios kopijos įsiskaidyti į 7 atskirus fantomus ir prašau atlikti jų vizualinę apžiūrą, ar nėra bloko, patamsėjimų, deformacijų, patikrink čakrų sistemos darbą, patikrink energijos judėjimą, meridianais, daug savo komentarų. Išsiskaidai jinai. Raudonas fantomas. Pusiau ryškus. Daug kažkokia dėmė. Oranžinis. Irgi pusiau ryškus. Daug patamsėjimas. Čakros veiklos sutrikdyta. Geltonas fantomas. Pakankamai ryškus. Kažkokia dėmelė. Žalias. Beveik be spalvos. Pramušta čakra. Žydras. Irgi vos spalva matos. Mėlyna ir violetinio spalvų nėra. Pilkuma tenai. Gerai, ir kai suskaičiuosiu iki 3, visi fantomai susijungia į vieną bendrą 1, 2, 3. Susijungia. Dabar periname prie gilesnės analizės ir gilesnės diagnostikos. Duodu diagnostikos komandą, susikoncentruok, prisijung prie Zitos biolauko, kuris visame savo energetinėme kūne, visose savo fantomuose pilnai suprojektuoja visą biolaukę esančią svetimą energiją, visus žemiškus ir nežemiškus kilmės nematomus ir paslėptus pajungtukus ir implantus. Energija uždega ją, apšviečia ją, tu aiškiai matai visą svetimą energiją jos energetinėme lauke. 1, 2, 3. Matau šiturėlius raudonus. Galvoja. Sprandas, pečiai, širdies sritis. Kaklas. Pilvas. Žemiau pilvo kojos. Rankos. Dega jinai visa. Gerai, tada eisim toliau. Ir Zita, tu pilna teisė savo energijų šeimininkė. Ir kiekvienas, kas su tavimi interferuoja, automatiškai patenka į tavo valdžią ir tampa tavo įkaitu. Pagal mano komandas visi, kurie su tavimi interferuoja, tau trukdo. Kanalas, pajungtukas, čipus, daviklius pasirodo narve kalėjime. 1, 2, 3. Būtybės pritraukiamos į narvą, formuojasi kanalai.
Metu formuojasi kanalai. Arachnoidas, lizardas, Mhm. humanoidas, insektoidas ir demoniškos struktūros atstovas. Nuo Seimo kaukės ir hologramos visos būtybės pasireiškia pirmą pradžių pavidalu atitinkačių savo eterinį kodą DNR. Tie patys. Niekas nepasikeitė. Ir virš demoniškos struktūros atstovo narvo pasirodo skaičius hercais, rodantis jo lygį 1, 2, 3. 18. Demonas Šypsosi. šypsosi. Ar visiems aišku, kur jūs patekote? Kaip ir aišku. Jūs esate Zitos biolauko tikrinimo procedūroje ir jūs randatės mūsų kalėjime. Dabar klausiu, kieno holograma yra? Su kuo kanalas? Humanoidas pakelia ranką. Humanoidas. O tas apvalkalas? Irgi jo. Irgi jo. Dar konstrukciją matau, raumenį išpasė. Mhm. Jos stuburo. Aiškiai matai Tokiais konstrukciją. vamzdeliais einant į rankas iki pat pirštų. Į kaklas, į galvą. Ir baigėsi ties. Gerai, humanoidas čia tavo konstrukcija? Humanoidas tavo konstrukcija? Jo konstrukcija. Na ir tau, kaip sakant, iš narvo išeiti nereikia, tu savo minties gali ištraukti šitą konstrukciją ir padėti ją į atskirą kalėjimą narvą. 1, 2, 3. Jis. Traukia lauk. Jisai bando minčių formom tavęs paklausti, o kodėl jie atskira narva. Kodėl jam neatiduodi. Todėl, kad man taip reikia. Aš galiu tą pats padaryti, bet nenoriu energijos naudoti. Humanoidas. Jisai traukia po truputį. Darbuokis humanoidas, nes kitaip gali skaudėti. Duok komandą, kad jisai atsargiau ją trauktų. Humanoidas traukia atsargiai, nesuteikdamas skausmų šiam biolaukui. 1, 2, 3. Lėtai, neskausmingai. Neišeidinėja iš biolauko, atsijungia. Nuo stuburo, slankstelių. Tokia kaip medis panašius tokiais, net atšakom kažkokie. Mačiau jau tokią panašią pas vieną iš klientų. Narve, ta konstrukcija. Gerai. Pradėsim tada tardymą. Pradėsim nuo arachnoido. Arachnoidas, kiek laiko randėsi šitam biolaukė? Nus perduoda, 4 metai. Šiek tiek daugiau negu 4 metai. Palikuonių turi? Ne, jis šiuo metu neturi. Tik pajungtukai visokiausi tinklai. Užauginti palikuonius ir išsibarti. Supratau. Aišku, jie ir vogiai kosminė energija. Taip, tinklas ant galvos. Supratau, kai duosim komandą, tada viską susirinksi. Lizardas, prieš kiek laiko tu patekai iš šitą biolauką? Perduoda 2 metai, 5 mėnesiai. Ir kai patekai iš šitą biolauką? Jis įrodo, kad biolukas neapsaugotas. Tiesiog pajuto tinkamas jam vibracijas ir energijas. Su kokiom emocijom įėjai? Tiesiog per, nežinau, man eina žodis jautrumas. Jautrumas, tiesiog emocijų, toks šuoliai emocijų, jam patinka tokie. Įsitaisa širdies čakrai. Tai dėl tavo veiklos širdies čakra yra silpnai veikianti. Nu jo, jisai tenai, matau, jo lizdas tenai, savo palikuonis. Augina tenai. Ir matau, kad tas širdies čakros veikla visiškai sutrukdyta tiesiog. Pakartok, ką sakei? Širdies čakros veikla tiesiog sutrukdyta. Nes jisai tenai gyvena. Gerai, humanoidas. Prieš kiek laiko tu patekai iš šitą biolauką? 5 metai. Konstrukcija ką darė? Sielos dalelės vogė?
Ne tik. Ne tik. Pavogtos visos dalelės konstrukcijai yra, ar jau esi kam nors pardavęs, perdavęs? Yra perduota. Gerai, išsiaiškinsim. Tu dirbi vienas ar su kieno nors slėpiamas? Kartu dirbam. Supratau, yra atsakingas už humanoido veiklai. Mano ketinimu galiai yra pritraukiamas į kalėjimą Narva. 1, 2, 3. Driežas. Driežas. Kaip sakant, saldi porelė. Ir Driežas. Sveiki atvykę į mūsų kalėjimą Narva. Humanoidas yra tavo vergas ar pagal kontraktą dirba? Kontraktą. Na, supratau, nieko naujo. Gerai. Kaip suprantu, jisai pavogęs sielos dalelės perdavė tau, o tu išvedė į savo civilizaciją. Ir sukūrei ten kopijas. Aš teisus? Ne tik. Ne tik. Eksperimentus darome. Eksperimentus darosi. Tai ir kaip sekasi eksperimentuoti? Puikiai. Puikiai. Jūs Nu, mūsų baterijos. supratau. Bet mes, juk tu puikiai žinai, mes susigrąžinsim visas šitas energijas. Nejaugi. Galėsi stebėti šitą procesą. Suteiksim tau tokią malonę. Iš mėgintuvėlių susigrąžins. Pažiūrėsim. Insektoidas. Kiek tu randiesi laiko šitam biolauke? 2 metai, 4 mėnesiai perduoda. Ir kaip tu patekai į šitą biolauką? Kokiu tikslu? Jis irgi rodo tinkamas energijas rado. Neapsaugotas biolaukas. Taip pat palikuonis augini savo. Šiuo metu turi Nu, yra inkubatorius vienas. inkubatorius. Supratau, duosim komandą, viską išsitrauksim. Tavo inkubatorius kokį poveikį darė fiziniam kūnui? Sunkumas pilve. Gerai, demon. Kaip galimas tiesiog simptomas. Mhm. Moteris dažnai sieja sunkumą pilve su savo ciklo dienomis, Mhm. bet dažnai būna insektoidų veikla. Demonas. Kada tu patekai į šitą biolauką? Šiek tiek daugiau nei 3 metai. 3 metai. Kodėl tu įėjai į šitą biolauką? Pasikartosiu kaip ir kiti, nes buvo lengva. Tinkamas. Tinkamos vibracijos. Taip. Nu jo, pas ją tai vibracijos ne aukštos, 13 tik tai hercų. Tau nesudarė sudėtingumui įeiti į jos lauką. Tikrai ne. Ir ką nuveikiai per tuos 3 metus? Pasimaitinau. Emocijomis pažaidžiau. Artefaktų savo, kokių ten kojinaičių, Batelius užmojau. batelius užmovai. Ir ką tie bateliai darė? Gražus bateliai. Nu, tai dėja jinai negali įvertinti, nes ji nemato jų. Vibracijų žeminimui skirti. Mhm. Matau tokius juodi bateliai, netgi tokie kaip su kulniuku, nebuvau mačius dar tokių. Madingi. Bet tokie sunkus, ta prasme, tokie juodi kaip iš. Na jo, paskirtis jų aiški tų batų mažinti vibracijas, bet jie mane, kaip sakant, demonai stebina, jie turi fantazijos. Tai bateliai, tai kojinės, tai virvutės. Mes kūrybingi. Aš matau, kad jūs kūrybingi. Tik jūs savo, kaip sakant, Mes kūrybą, daug ką galime. jūs savo kūrybą ne ten naudojat, kur reikia. Ne tik batelius galime duoti. Norite? Ne, nenorime, ačiū. Nenori valdžios? Nenoriu su tavim turėti jokių reikalų. O tu pagalvok. O aš jau vakar galvoju, už vakar galvoju, tikrai nenoriu. Be reikalo. Ne tik tai tu siūlai čia mums ir valdžią, ir pinigus. Žemiškų malonumų daug. Jo, ir mes kaip nors jūs patys pasieksim be jūsų pagalbos.
paprasčiau su mūsų pagalba. Bet tikrai ne geriau. O kas anot tavęs yra gero? Kaip tu supranti gėrį? Gėrį aš suprantu savaip ir nenoriu turėti nieko bendra su tamsiom materijom ir energijom. O kaip tu suprasi, kas yra gero? Nepajautęs, kas yra tamsu? Per savo evoliuciją aš jau pajaučiau, kas tas yra gero, kas yra blogo, dėl to žinau ir galiu įvertinti. Gerai. Patirtis viską duoda. Kuo daugiau gyvenimo įsikūnymų, tuo daugiau patirties. O tu galvoji, Gerai, kad turi daug patirties? aš taip negalvoju, dar turėsiu daugiau jos. Procesas Neturi tu tobulėjimo daug labai yra ilgas. įsikūnijimų žemėje. Mm, Čia mūsų gali. namai. Supratau, jūs taip jo čia šeimininkaujate. Auklėjame jūs. Mes kaip svečiai atvykstame. Atėjote Patobulėti. mokytis. Tai ir mokykitės. Tai vat mes mokinamės, kaip su jumis kovoti, kad Nebūtina nepakliūti su jūsų mumis įtakai. kovoti. Jums dar mokytis ir mokytis. Gerai, demonas, šį kartą mes ne apie tave, o apie Zitą norim išsiaiškinti. Ką jūs visi kartu jai pridarėte ir kokią žalą padarėte jos biolaukui, sielai. Todėl mes grįšime prie interferentų visų ir toliau atliksime tamsios energijos reversą. Ir dabar grąžinsime visą tamsią energiją, kurią Zita gavo iš interferentų. Ir Zita subtiliai kopijai duoda komandą išprovokuoti, suformuoti visus energetinius sferinius kanalus į visus už įsibrovimą atsakingus įsibrovėlius. Užtinkrintumo energija visų ligų ir visko, ką ji galėjo gauti iš jų, grįžta jiems atgal. Teka energija. Demonas šypsosi, jisai trukdo. Demonas daro poveikį? Demonas trukdo mūsų komandom ir po demonų kojomis atsiranda. Nereikia. Tai nedaryk poveikio. Aš tikrinu jas. Dar kartą taip iškrėsi, gausi mažiausiai 100 000 hercų smūgį. Nu, nebūk toks piktas. Nepiktas, ramus. Vyksta reversas? Jo, vyksta reversas. Kanalus turime su arachnoidu, lizardu, humanoidu, insektoidu ir demonu? Taip. Su konstrukcija neturim, taip? Ne, nesiformavo dar kanalas. Grįžta demonai, tamsi energija. Humanoidai, pas humanoidus visada aš kažkaip matau tokią žalę. Tamsiai žalia su jaunu, juodai žalia tokia. Grįžta. Insektoidai kažkokie pilkos spalvos. Energija. Lizardai. Negi toks kaip skysčiai kažkokie. Baigėsi reversas. Gerai, grįžo, ne, tamsioji visa. Grįžo, jau baigėsi reversas. Ir tada dar duosim komandą ir nuo Zitos susiformuoja tiesioginis kanalas į hologramą, į apvalkalą, į konstrukciją ir uždedami auksinio tinklelio filtrai ant kanalų. Ir reverso būdu jis susigrąžina dieviškasis švarias energijas, visas sielos daleles ir visas biomedžiagas, kas priklauso galingus ratų, grįžta jai atgal. O tada ant interferentų kanalų, taip pat ant visų kanalų uždedam auksinio tinklelio filtrus. Yra. Ir reverso tvarka Zita susigrąžina švarę ir šviesią dievišką energiją, atgal eina dieviškoji švari energija. 1, 2, 3. Tai yra savo energijos šeimininkė, susigrąžina viskas savo atgal. Sustiprinam, pagreitinam srautą 50 kartų. Teka energija iš arachnoido, violetinės spalvos, mėlynos,
Grįžta. Iš lizardo. Grįžta žalios spalvos daug. Meilės jausmas. Jautrumas. Užuojauta. Zita susigraudino pajautus tas grįžtančias energijas iš širdies čakrų. Matau, kaip atsistato jo širdies čakros veikla. Tiesiog užsipildo jo širdies kristalas. Tas čakros kristalas. Net jisai, lizardas, net tai viršutkai, tai čakrai darė poveikį, gerklės čakrai. Žydrai. Tenai, matau, irgi atstatinėjo. Ta čakra tiesiog per balsą, per emocijas, jinai labai, tokia man eina jos, tai jautrumas tas toks. To iš insektoido oranžinė energija. Demono irgi oranžinės, raudonos energijos, šiek tiek net geltonos, matau. Iš konstrukcijos jos gimtoji energija. Iš hologramos irgi daugiau violetinė, tokia kaip kosminė energija. Nepasižiūrėjom, kiek procentų tos energijos gimtosios buvo jau pavogę bendrai. Nuskaitysim, kiek grįž. Greičiausiai vis tiek ne visa bus grįžusi, nes Driežas minėjo, kad jau dalis yra išvesta. Nuo to apvalkalo tokio kaip vandeninis veidrodinis niekas negrįžus, tiesiog tokia funkcija kaip iliuzijos kažkokios atliko. Humanoidas, paaiškink, apvalkalo paskirtis kokia su holograma. Jinai veikia kaip veidrodis, kaip veidrodžių karalystė. Kreivų veidrodžių karalystė. Pas jūs taip sakoma. Blokuoja matymą realybės. Tai net aš matau, kad jinai kaip per miglą, tiesiog, jinai žiūri, ta prasme, savo akim į aplinką, į realybę ir jinai tiesiog, jinai nemato to tikrojo vaizdo. Jinai, toks, kaip per miglą, žmogus, kai žiūrėtų, ne tą tiesioginę prasme, bet tiesiog gyvenimo spalvų nemato. Jo, baigėsi reversas. Gerai, tada Vilma, prašau, pažiūrėk Zitos sielos pilnumą, matai skaičius procentais, 1, 2, 3. 92. 92. Zita, šiuo metu jums trūksta 8 procentų sielos. Ar jūs pasirengusi juos susigrąžinti atgal? Taip, jau pasirengusi. Gerai, tada Zita suformuluoja dabar savyje tvirtą šį savo ketinimą ir aš duodu komandą, kai suskaičiuosiu iki 3, nusities tiesioginis kanalas nuo jos į jos sielos daleles, kad ir kur jos bebūtų. 1, 2, 3. Visos jos energijos grįžta galingų srautų iki 100%. Vyksta procesas. Matau kanalą, nusitiesė kažkokią laboratoriją. Driežas, čia tavo laboratorija? Ne mano, aš joje dirbu. Supratau. Jo, matau netgi mėgintuvėlį, kurį jis minėjo. Bet išeina tos dalelės, atsiskiria nuo. Taip ir turi būti. Mes taip norime, mes taip pasakėme, mūsų ketinimo galia yra. Ir iš padarytos kopijos. Viskas. Grįžo. Iš tų mėgintuvėlių net ir kopiją mačiau, viena buvo. Gerai, tada dar kartą patikrinam Zitos sielos pilnumą, matai skaičius procentais, 1, 2, 3. 100. 100%, viskas sugrįžo. Driežas, nebeturite. Bus kitų. Bus kitų. Pagalvosim dar. Ką čia su jums padaryti, kad nebebūtų kitų. Gerai, tada. Mūsų daug. Mes irgi dar nepavargom, taip kad mažinsim po Skelbi truputį. karą? Neskelbiu karą, aš kaip po vieną su jumis, kaip sakant, susitvarkysim. Be jokio karo. Dabar nuimsim visus paimtukus. Gyvenimo neužteks. Taigi aš nemirtingas. Jisai juokiasi.
Gerai, ištraukiam, nuimam visus pajungtukus dabar. Ir arachnoidas išeini iš narvo ir susirinki viską, ką esi palikęs šitam biolauke ir grįžti atgal į kalėjimą narvą. Jisai išbėga, nusiima nuo galvos. Tinklą, adatėlės ištraukė. Mhm. Grįžo. Lizardas išeini iš kalėjimo narvo ir susirinki viską, ką esi palikęs šitam biolauke. Nieko nepalieki, jokių savo skyšių. Jisai renka. Viską susirinki ir grįžti į kalėjimą narvą. Lizdas savo skysčius, savo energetinės supynės, ant kurių supus. Ir tas čirpimas jo toksai. Energetinės supynės, tas, kuris jausmais, ta prasme, emocijom žaidžia. Ne tai, kad žaidžia, bet jis tiesiog išlinguoja jas ir skatina. Jų tokius, aš net nemoku pasakyti. Mes supynėm jas vadinam, bet ten tiesiog jo toks kaip prietaisas. Grįžo? Jo, grįžo. Humanoidas tau šiaip nereikia, jeigu turi ką nors palikti šitam biolauke, susirinki viską. Visus pajungtukus, čipus, daviklius. Jis ištraukė dar kažkokį laidelį nuo tos konstrukcijos. Viskas. Gerai, insektoidas. Išeini iš kalėjimo narvo ir susirinki viską, ką esi palikęs šitam biolauke. Nepalieki nieko. Pasiema savo inkubatorių. Skysčiai dar kažkokie. Grįžo. Nu ir demonas. Šitam biolauke yra lervų? Yra. Kuriuose vietose? Surado į sprandą ir juosmenį. Dažniausios vietos, kur kaupiasi negatyvas. Juosmenį? Juosmenį ir sprandą. Ir sprandą. Supratau. Gerai, demonas, išeini iš kalėjimo narvo ir susirinki savo visus batukus ir ką ten dar esi palikęs šitam biolauke. Ir tada galėsi pasiimti lervas. Jis išėjo. Nuima tos batukus. Pats užsidėjo savo. Paukštininkas. Kai viską nuimsi, lervas, nuimsi, grįžti į kalėjimą narvą. Grįžo. Gerai. Ir žinai, aš dabar matau situaciją susijusią su demonu. Jisai tiesiog kažkokiu momentu, ar jisai čia minčių formą perdavė. Zita buvo minėjusi apie traumą, kai jinai kėlė pacientą. Jisai peršoko nuo to paciento. Panaši situacija, kaip su viena klientė buvo. Jis grinai peršoko tuo momentu, jinai pajuto skausmą, jinai pajuto tiesiog, ten, kur jinai, toj vietoj, kur jinai dirba daugybę portalų. Jinai dirba, ar ten tiesiog būna, negaliu pasakyti, bet tiesiog matau patalpas kažkokias. Nes žmonės ateina su fiziniu skausmu. Na jo. Ten daugiau, kaip sakant, neigiamų energijų, nei teigiamų. Jie reikia saugoti savo energijas, nori apsisaugoti, jinai padeda žmonėm, bet jie reikia saugoti savo energijas. Tiesiog fragmentas toks iškilo. Ginti savo biolauką. Energetiškai aš turiu menį. Taip, nesakau, tuo momentu. Tiesiog pagauna tą momentą ir pajaučia tinkamas energijas. Jie tiesiog gali peršokti iš vieno biolauko į kitą. Tai jiems būdų patekti į biolauką yra labai daug. Per portalus, per tos sūkurius, visokius pastus jie pridaro. Ir jeigu žmogaus biolaukas nėra apsaugotas, neturi merkabos, neturi ketinimo, tai jiems įeiti labai lengva. Deja, taip. Gerai, tada darysim išsinchronizavimą. Ir aš duodu komandą išsinchronizavimo Zitos energijos su arachnoidu, lizardu, humanoidu, insektoidu, demonu ir konstrukcijos energijomis
Išsinchronizavimo procesas vyksta iki 100% ir pasibaigia automatiškai 1, 2, 3. Vyksta išsinchronizavimo procesas. Atlikta. Dabar atliksim kontrolinį patikrinimą. Ir tikėkime, kad nieko nerasim, nes galit nukentėti. Atsiranda visi nematomi ir paslėpti kanalai, taip pat visi lydintys nematomi ir paslėpti davikliai, implantai ir kiti pajungtukai, bet turėliau taip pat ir virš narvo to, kuris atsakingas už tai. 1, 2, 3. Švaru. Blokuoju visus kanalus, siūlau Zitos subtiliai kopijai pakeisti visus pajungtukų čipų, daviklio, implanto, konvektorių, polariškumą ir suduoti aukštų vibracijų šoko impulsų smūgį, nukreiptą į tokius kanalus galingų 1 milijonų Hz šoko impulsų 1, 2, 3 smūgis. Atsijungia. Gerai, tada atsidaro portalas į galaktikos branduolį ir kanalai iškeliauja per. Traukinėja ryšys aromai. Dabar O, tik atsigavo. girdžiu. Jau žadėjau spausti perjungti iš naujo. Kanalai išėjo, tai portalas atviras, dar neuždarytas. Uždaromas spaudojam, panaikinam. Atlikta. Demonas, čia tikrai ne tavo poveikis? Jisai juokiasi. Juokiasi dėl ko, kad Neturiu aš tiek galių, kad neturi tiek galių. veikti jūsų tinklus. Gerai, demonas nori emocinių fantomų. Dar klausia. Gerai, tada. Paimsiu viską, kas žemų vibracijų. Ja, gerai, tada išeina Zitos emocinis fantomas 1, 2, 3. Ir į šį fantomą Zita projektuoja visas savo negatyvios programos, negatyvios minčių formos, o taip pat ir žemų vibracijų, emocijų, energiją, pykčio, susierzinimų, neapykantos, įtūžių, agresijos jausmus. Visa ši žemų vibracijų energija projektuojasi emocinėme fantome. Išėjo, nemažas kamuolys. Ir klausim Zitos subtiliosios kopijos, ar ji pasirengus numest šią energiją. Taip, ji pasirengus. Ir tada šitas emocinis žemų vibracijų emocijų kamuolys patenka demonui į narvą. 1, 2, 3. Visi pagavo jį. Patenkintas visas. Tegu mėgaujasi savo žemom vibracijom. Dosnus tu. O šiandien geros nuotaikos. Man pasisekė. Tau pasisekė. Gerai tada. Žinai, jisai net pajaučiau jo tą energiją, kai jis sinchronizuojasi. Toks kaip padėka, bet jie kaip ir, jiem tas padėkojimas nedera su jų vibracijom. Toks keistas jausmas. Ja. Gerai, tada mes iškviesim tarp galaktinės policijos pareigūnę Aną į mūsų diagnostikos kambarį. Sveiki dar kartą. Sveiki dar kartą. Tai pritraukim driežą atsakingą už humanoido veiklą, kuris su konstrukcijos pagalba vogė sielos daleles. Manau, kad jie plačiai veikia mūsų matricai Žemės. Taip, jūs teisus. Pasiimsime juos. Konstrukciją sunaikinkit. Gerai, dėkui Jums. Ne tik konstrukcija, ir apvalkalas taip pat. Būtinai. Iki pasimatymo. Iki. Išsivedė jinai juos. Driežų su humanoidu nebėra. Ne. Gerai, arachnoidas pasirengęs išeiti? Taip, jis pasirengęs. Gerai, tada atsidaro portalas viršuje prieš laikrodžio rodiklį ir arachnoidas pasima viską, ką atsinešė ir iškeliauja į savo egzistavimo plotmę. 1, 2, 3. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Lizardas pasirengęs išeiti? Taip, jis pasirengęs. Atsidaro portalas viršuje prieš laikrodžio rodiklį ir Lizardas pasima viską, ką atsinešė ir iškeliauja į savo egzistavimo plotmę. 1, 2, 3. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Insektoidas pasirengęs išeiti? Taip, jis pasirengęs. Ir atsidaro portalas viršuje ir prieš laikrodžio rodiklį ir insektoidas pasima viską, ką atsinešė ir iškeliauja į savo egzistavimo plotmę. 1, 2, 3. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta.
Demonas pasirengęs išeiti. Jis baigia mėgautis to fantomu. Nu, galėsi užbaigti savo pasaulyje mėgautis. Pasirengęs išeiti. Pasirengęs. Gal dar nori pakalbėti? Nu, apie ką nori pakalbėti. Šiandien toks, kaip sakant, vienas iš tų sukalbamesnių, su kuriuo galima pasikalbėti. Galim pakalbėti. Ką nori išgirsti? Bet tavo toks lygis nelabai didelis, dar aukštas, 18 Hz tik tai. Aš filosofas. Na, tu filosofas, dėl to tu toks ir kalbus. Juokėsis. O kaip tu patekai filosofas į tą demonų pasaulį? Ar tu ten gimiai? Vienas žingsnis iki demonų pasaulio. Tai tu buvai prieš tai žemėje žmogus? Buvau kažkada. Ir ką prisidirbai, kad patekai į demonišką struktūrą? Jom pažįstama. Valdžia, pinigai. Negi už tai galima patekti į demonišką pasaulį? Dėl pinigų žmonės gali daug. Kažką nužudėjai? Labai daug žinoti nori. Nu, man įdomu. Nebūtina nužudyti, kad patekti į demonų pasaulį. O kaip tau pačiam buvo konkrečiu atveju? Užtenka poveikį daryti. Pinigų pagalba darai poveikį kitiems? Magijos. Ir magiją dar užsiiminėjai? Buvo laikai. Supratau. Nenorėtum grįžti į kitą pusę? Į teigiamą struktūrą? Kol kas mane tenkina. Patinka. Nori skraidyk savo pūkelių pasaulyje. Man tinka mano pasaulis. Tau dar vis patinka neigiamos energijos, taip? Sakykim taip. Žemas vibracijos. Supratau, demonas. Pasirengęs išeiti? Pasirengęs. Gerai tada. Ir tu daugiau šitą biolauką negrįžti? Negrįšiu. Sakyčiau, duodi savo garbės žodį, bet kažkaip nelabai tinka, man atrodo, tau. Iš tavęs prašyti. Demono žodį. Demoniško žodį. Ja, kuris nieko nereiškia. Gali apgauti po kelių sekundžių. Persigalvoti. Mane taip. Nuo lygio priklauso. Man po truputį jau pradeda galioti jūsų. Ne jūsų. Kosmoso įstatymai, jūs taip juos vadinate. Kažkaip tos žemos vibracijos, to demonų. Nežinau, bet jis sako, kad čia ne jo poveikis. Girdėjai jo atsakymą? Girdėjau, kai jis sakė, kad jam po truputį pradeda galioti mūsų kažkas tai. Kosmoso įstatymai. Kosmoso įstatymai. Nusilaukia, kol tu jį paleisi. Gerai, filosofas, paleisime tave į tavo egzistavimo plotmę. Ir atsidaro portalas apačioje prieš laikrodžio rodiklį ir demonas pasiema viską, ką atsinešė ir iškeliauja į savo egzistavimo plotmę. 1, 2, 3. Šia. Uždarom, atspauduojam, panaikinam, statom ugninę pentagramą. Atlikta. Gerai, tų interferentų nebeturime. Tuščia. Ir tada atsidaro portalas į galaktikos brandulį po mūsų kalėjimo narvu. Ir hologramą apvalkalas konstrukcija iškeliauja perdirbimui į priminę švarę energiją. Šia. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Ir žinai, Arūnai, aš pas ją matau tos tokios irgi nedidelį kiekį tų kosminių dulkių, kuriam čia visus mus apipurškia. Toks ties plaučiais, va tos, kai įkvėptos tiesiog.
Išmušk jas tiesiog. Gerai. Ir aš duodu komandą Zitos subtiliai kopijai savo vidinės šviesos galia išstumti visas šitas kosminės dulkes priešai save į kamalį. 1, 2, 3. Išėjo mažutis kamaliukas. Gerai, tada ir atsidaro portalas į galaktikos brandulį. Ir šios dulkės iškeliauja perdirbimui į priminę švarę energiją. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Taip, narvas tuščias, narvai visi tušti, kalėjimas tuščias. Taip. Gerai, tada perėsim prie magijos dažnių, jei tokia yra, ji tampa matoma. Švaru. Labai gerai. Pereinam į neramių besiblaškančių bekūnių sielų dažnį, jei tokių yra, jos tampa matomos. Švaru. Gerai, pereinam į bekūnių įsibrovėlių dažnį, jei tokių yra, jie tampa matomi. Švaru. Ir pereinam į negatyvių trukdančių gyvenimui, likimui ir fiziniai bei energetiniai sveikatai egregorų dažnį, jei tokių yra, jie tampa matomi. 2 egregorus matau. Vienas pusiau aktyvus ir kitas toks nepilnai aktyvus. Vienas pusiau, kitas nepilnai. Nu, toks, ta prasme, daugiau negu, man sunku paaiškinti, kaip aš juos matau. Tiesiog jis yra abudu šviečiantis, bet vienas ryškiau, kitas silpniau. Ir jie tokie, nes aš matau kad jinai yra Jie vis dėlto prijungti dar prie jos yra. dar prijungti, bet jau kaip ir, pati jinai kaip ir atsijungia nuo jų. Vis tiek Dar jie turim jos veiksnūs. atsiklausti. Taip. Gerai, klausim tada Zitos subtiliosios kopijos, ar jis sutinka palikti ir atsijungti nuo jų. Mes galime jai padėti, ar nori jį atsijungti nuo šių egregorų. Jinai peržiūri juos. Taip, jinai nori. Atliekam Zitos minčių prisijungimui ir viso kito, kas susijęs su neigiamais egregorais valymo, o toliau jau pati spręs, prie ko prisijungti, prie ko neprisijungti ir sąmoningai save kontroliuos. Atliekam negatyvių egregorų atjungimą, atjungdama nuo savęs neigiamai jos gyvenimą, sveikatą, biologą veikiančius egregorus. Atsijungia jie. Ir Zita rengiasi, koncentruoja energiją ir kai suskaičiuosiu iki 3, atjungs visas jai nereikalingas negatyvias energijas. 1, 2, 3. Duodam galingą smūgį. Išėjo energijos. Atidarom portalą į galaktikos brandulį ir numetam visus negatyvius egregorus ir energijas. 1, 2, 3. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Gerai, tada su lervom susitvarkė demonas. Ir kai suskaičiuoju iki 3, išeina lervų fantomai ir pakimba 1, 2, 3. Yra. Ir po lervų fantomais atsidaro portalas į galaktikos brandulį ir fantomai iškeliauja perdirbimui į pirmapradę švarę energiją. 1, 2, 3. Atlikta. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Gerai, tada ir iš Zitos subtiliosios kopijos pilvo 2 pirštai žemiau bambos pradeda tekėti subtilioji rezervinė gyvybės energija žyva, savo balta šviesa užliedama visus fantomus, visose fantomus uždarydama visas teka šviesi balta rezervinė energija. Teka per visas čakras. Ir tose vietose, kur konstrukcija šiek tiek likę dėmelių. Ir atsidaro portalas, su kuriais prieš laikrodžio rodiklį į galaktikos brandulį. Ir paimk aukštų vibracijų instrumentą, Zitos bilokė likusių negatyvių energijų vibracijų pašalinimui. Kimbam į darbą, išvalom visas likusias negatyvės energijas, jei jų liko, prieik prie Zitos ir su aukštų vibracijų įrankiu, praeik nuo viršugalvio iki kojų piršto, nugarą, krūtinę, pažastis. Visus likusius negatyvės energijos pilnai ištraukiamas. Atlikta. Utilizuoji kartu su instrumentu, išmeti į portalą sukuri, instrumentas kartu su negatyvia energija iškeliavo perdirbimui į pirminę energiją. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Perinam prie kontraktų ir susitarimų anuliavimo. Vadovaudamasis sielos laisvos valios įstatymai ir teisė laisvai disponuoti savo energijomis, Zita turi priimti
pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir išreikšti šį ketinimą. Ar ji pasirengusi tai padaryti? Taip, pasirengus. Gerai, aš išreiškiu ketinimą balsu, o jos subtilioji kopija kartoja paskui mane. Aš iškviečiu visus Zitos susitarimus ir kontraktus, kuriuos sąmoningai ir nesąmoningai sudariau aš arba kurie buvo sudaryti vietoj manęs. Visi karminiai susitarimų kontraktų priedus. 1, 2, 3. Turim kontraktų? Ne, nėra švaru. Labai gerai. Tada perėsim prie manifesto. Manifestų skaitimo. Ar Zitos subtilioji kopija pasirengusi perskaityti manifestą? Taip, jau pasirengus. Gerai, dabar aš balsu skaitysiu manifesto, jos subtilioji kopija kartoja paskui mane. Aš prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą ir išreiškiu savo sielos ir asmenybės valią bei ketinimą. Aš atsisakau kančios, pasiaukojimo, nesąmoningumo, užmaršties programų. Nuo šio momento aš renkuosi tik laisvės, meilės, harmonijos, vienybės energijas, turėdamas teisę ginti savo skirtingų fizinių ir energetinių parametrų ir išmatavimo pasauliuose, įsikūnimuose, laikuose ir sapnuose. Mano ketinimai ir valios galėte būna taip, o taip ir yra. Perskaitai jinai. Gerai, tada. Emocinį fantomą mes jau išsivalėm. Pakrausim energiją. O dabar prašau pajung subtilę kopiją prie aukštų vibracijų šviesios energijos šaltinių. Energijos, kurią Zita gauna miego metu. Užklausk biologų, kiek energijos reikia Zita ir kokio dydžio vibracijos maksimaliai komfortiškos šiuo metu biologų jo pilnam atstatymui ir korekcijai. 324 ir 25. Ir kai suskaičiuosiu iki 3, į Zitos biologų pradeda tekėti 7 aukštų vibracijų srautai po 324% kiekviename. 1, 2, 3. Visi srautai teka, srauto galia sustiprėja. Atlikta. Ir pakelk vibracijų dažnį iki būtinos reikšmės 25 Hz. 1, 2, 3. Vibracijos kyla. Atlikta. Sinchronizuojasi energijos, vibracijos harmonizuojasi, pasiskirsto ir įsisavina efektyviausių būdų. 1, 2, 3. Atlikta. Gerai, tada ir kai suskaičiuosiu iki 3, paleidžiam sielos aktyvavimo, identifikavimo procesą. 1, 2, 3. Atlikta. Graži siela. Gerai. Kokios spalvos? Šviesi. Balta. Balta, tokia šilta spalva. Kosminė siela. Ne vietinė. Ne iš planetos Žemė. Ne iš planetos Žemė. Jinai žiūri save. Savo energijas. Gerai, tada. Bandysim apsaugoti šitą sielą ir sukuriam apsauginį apvalkalą. Pajung Zitos subtilę kopiją prie Merkabos laukų šaltinių, Žemės ir kosmoso energijos struktūrizavimui ir apsauginių karkasų sukūrimui jos biolauke. 1, 2, 3. Vyksta procesas. Atliktas, suformavo Merkabą. Ir aktyvuoju Merkabą Zitos biolauke. Sinchronizuoju, harmonizuoju visas energijas biolauke. 1, 2, 3. Energijos pasiskirsto į visas čakras ir spalvas. Atlikta. Ir klausim Zitos, kaip jie jaučiasi. Nuostabiai. Dėkoju jums iš visos širdies. Aš dar nesuprantu savo, kas tai per energijos, bet aš nuostabiai jaučiuosi. Šaunu. Arūnai, Girdžiu. informacija tokia, paguldykime savo galvonę. Gerai. Atstatymą. Aš jau pasiruošiau tekstą, taip kad padarysim, kaip ir žadėjom. Ir dabar, kai suskaičiuosiu iki 3, mano ketinimo galia susiformuoja vonia iš tamsaus kosminio akmens iki karštų pripildyta gyvuoju vandeniu, žydrų įelektrintų šviesiomis pažįstus organus ir ji tampa sveika. Įvairias spalvės gyvojo vandens energetinės dalelės žaižaruoja visų žemiškų ir nežemiškų veikėjų.
kupini sveikos kosminės energijos, žaižaruojantis visomis spalvomis. Vyksta procesas. Jo, jinai guli panirusi. Vyksta procesas visame kūne. Širdies platmėje, gerklės, galvos, stuburas, kojos, kelių sąnariai. Visas kažkoks, ta prasme, toks atsinaujinimo procesas, matau organų fantomus. Jinai taip ramiai guli. Pradėjo kaitalioti spalvos to vandens. Įdomus procesas labai. Gerai, kad užtvirtinti procesą, pratęsiu aš savo komandas tada. Ši dieviškoji energija grįžusi į Zitos kūną patenka į jos fizinį planą ir atkuria jos organus fizinėme plane, pakeisdama jų struktūrą, išgydydama juos ir išstumdama iš jų visą neigiamą ligos energiją iki paskutinio mikrono. Orgas palies kosminės energijas ir pajaučia jas manifestuodama fizinėme plane ir kai baigs, išlips iš vonios. Vyksta procesas. Bet kaip pradžiai išeidinėjo, ar ne, tokios, kaip, ne tai, kad tamsi energija, tiesiog tas sutrikusio organų, ne, energija. Dabar keičiasi spalvos, jos tampa spalvotos tame vandenį. Atsinaujina viskas. Labai gerai. Jinai atsisėdo palengva. Dar žiūriu, jai įdomus tas vanduo kosminis, gyvas. Bando su rankom jį taip, jinai pati energetinė. Bet visiems įdomus tas gyvas vanduo. Išlipo jinai. Gerai, dėkojam gyvajam vandeniui ir vane su gyvuoju vandeniu iškeliauja į savo egzistavimo plotmę. Išėjo. Jinai laiminga, dėkojam. Į sveikatą. Gerai, tada grąžinsime Zitą į biorobotą atgal. Ir energijos įsisavinimui grąžiname Zitos subtilę kopiją į sistemą biorobotas sielą. Įvedam, pajungiam ją prie kiekvieno vidinio organo, kiekvienos ląstelės, galvos smegenų vingio. Vyksta pilna 100% energijų ir vibracijų sinchronizacija, harmonizacija tarp fizinio kūno ir energetinio subtiliųjų kūnų. Atlikta.